Sveiki visi, gegužės 10 dieną jūs kviečiu į Kurtuvėnų žygį. Žygio pradžia prasidės šitoje aikštėje ir tęsis aplink miestelį. Bus miškų, bus šuopių vietų, bus ežeriukų, žodžiu, bus ką pamatyti. Žygyje savo kelyje sutiksim pėduotus akmenis. Matysim ir su Dievo pėdą, ir su velnio pėdą, ir dubenotą akmenį, kur buvo laikomas švęstas vanduo. Žodžiu, bus įdomu. Nu ir atėjau prie akmens su velnio pėda. Norit pažiūrėti, kaip atrodo? Ai, ateisit į žygį ir pamatysit. Pražygiuosim šalia gerinčio grožio pelkių. Žinokit, tos pelkės laukia jūsų ir tos švapynės visą. Oi, kaip laukia. Nieka čia nėra nepraeinama, viskas yra praeinama, peršokama, perlipama. Tik tais reikėtų turėti bent žygio batus, arba bent jau batus impregnuotus nuo vandens. Ir kad būtų patogu eiti, kad nepritrintumėt puslių. Bus bekelės, bus pelkių, bus Kaunų. Nu, nėra Lietuvoje Kaunų, bet atrasim. Barsukas bus. Bus ir barsukas. Bus ir barsukas. Jeigu pasiseks ir barsukienė. Rolandoje daug kelių bus. Daug. Kelių bus gal pusė trasos, bet kita pusė trasos kelių nebus. Nebus visai. Eisim per pelkėtas vietas, eisim kvartaliniam linijom, eisim bekelę, kad kuo daugiau atsimintumėt ir kuo geresnis nuotykis būtų. O kur nebus bekelės, bus kelias. Ar kalniukų bus? Kažkiek bus. Ar stato? Nu, patys galite pamėginti vertinti. Ten už nugaros. Čia jau kiek sukilau. Ir kiek dar laukia. Ir tai bus ne vienintelis Kaunas. Nors šitas vienas iš įspūdingesnių. Nu ką, beveik viršūnė. Ir nieko čia baisaus nebuvo. Vaizdas toks atsiveria. Kai eisim gegužės 10, bus žalia jau visur. Gražu. Tai va, ateikit gegužės 10 į Kurtuvėnų žygį. Kopsim, leisimės, brisim, eisim keliais. Turėsim gerą nuotykį. Ir pažiūrėkit, ateinu, kas mūsų laukia, koks nusileidimas. Opa, melskitės, kad nebūtų palyja. Mūsų trasa ves ir pro Girnikų kalną. Ir kopsim čia. Girnikų kalnas, įėjimas. Ieškau zbitkų, ieškau jum persikėlimą. Per Ventos Dubysos perkasę, va net bebrai jum padeda, nugeni medelius, keli vyrai va imsim ir atsinešim.